balsuot, kad tinkama, įspręs, kad tinkama įžadam. Gal aš žinosiu maždaug, kokį jos laikysena neturto srity. Galbūt orientuosius, kokį jos situacija skaistybės srity. Galbūt matysiu, kad ir per tą valandėlę paklusni, bet ar tai jau viskas? O kur bendro gyvenimo pajėgumas, sugyvenimo, pasitarnavimo, atjautimo, kada išauklis? O paskui jau įžadus padarius, dedičiai, nežinai kur padėti, matai, kad ne čia, jos vieta, ne vienuolynė jos vieta. Gal šeimoj, gal atskiras medelis augti, įnešt gerų vaisių, bet bendram sode per sunku. Bendram gyvenime mes turime, kai tik žiūrėti vienas į kitą, ne tuo punktu, kad kiek tu man padėsi, bet klaus, kiek aš tau galiu padėti. Turime ateiti į vienuoliją ne su šūkiu, bendruomenė turi man padėti, bet aš turiu sakyti, aš bendruomeniai privalau padėti. O kuo? Tuo, ką turiu. Ir savo darbo, ir savo malda, ir savo pajamom, jeigu aš jų turiu kokiu nors, ir savo balsu, ir savo patarnavimu, ir savo atjautimu, ir savo širdės šilumą, ir savo rekreacijoje parodytų jumoru. Viskuo, kuo galiu, bet aš turiu duoti. Nes iš tikrųjų tie, kurie nori imti, yra egoistai, meilės ten nėra, yra didelė savimeilė. O tie, kurie nori duoti, šitie išugdo pačias giliausias savo polinkius, tėviškumą, motiniškumą, kuris glūdi kiekvieno prigimty. Ar jeigu vyriškiai daug to gali tėviškumo išugdyti, moteris to motiniškumo, visur tos motiniškos širdies reikia, visur tėviško atjautimo ir pagalbos rankų tėviškų. Taip, ir šito reikia. Reikia siekti ir ugdyti. Labai yra tokia pagunda matyti kituose tik šešėlius. Iš tos nieko nebus, ta nieko gero. Ne šešėlių ieškoti reikia, bet pirmiausia sakyti, pas ją šito nėra, lyg tai, bet aš galiu kai ką padėti, kad jinai tokia būtų. O padėti galiu ir malda, ir patarnavimu, ir kantriu pakentimu. Tu turi būti gera kada nors, nes aš jau nuo šiandien labiau už tave meldžiuosi, labiau tau padedu pagyti iš to trūkumo, žinoma, tau pačiai nežinant, nenujaučiant. O psichologai tvirtina, kad mes dažniausiai kituose matome tuos šešėlius, kuriuos patys savėje nešiojam. Yra liaudės posakis, kas kuo kvepia, tuo kitą tepa. Ir įtarumai dažnai kyla iš to, kad mes patys nešiojam tas bacilas, manom, kad kiti jomis sukrėtė. Jeigu aš linkęs daugiau patenkinti savo gomurį, tai matydamas kitą valgantį galvoju, jis turbūt jau yra irgi godus labai ir ką nors, kur nors kokį dalykėlį įtaria ir toj pat spėlioja. Spėlioja, primeta to, ko pas tą žmogų visai nėra, bet iš savo vidaus ir požiūrį. Jeigu aš būčiau jo vietoj, šitaip daryčiau, tai tik dėl to motyvacija taip pat atsiveria, kad jeigu aš taip daryčiau, taip darydamas tokiu motyvu dirbčiau, turbūt ir jis dirba. Jeigu aš valydamas koridorių norėčiau, kad pamatytų vyresnysis, tai jeigu kitas valo, tai aš galvoju, turbūt laukia vyresniojo, kad pamatytų. Visai ne dėl to gal jis valo, o gal kai tik nori, kad broliui patarnautų, ar kad save nugalėti, gal jam noro nebuvo. Visai motyvai šventi, o jau primeta kažkokią, matytų, kad galėtų sublizgėti. Žiūrėk, kas tai įtarumą sužadina, ar tavo puikybė, kurios nevaldai, ar tavo kūniškumas, ar kas panašaus. Daugiau ramybės įnešime bendruomenį, jeigu tyliai ramiai su jumoru pakelsime kokį nors
kito ribotumą, temperamento savybės, negu dėl jų skųsdamiesi. Kitus kaltindami dėl to, kai silpnas. Skundikai irgi nėra bendruomenės talkininkai, vyresniųjų talkininkai. Kai teko dirbti seminarijoje, tai kai kam atrodė, kad ten taip ir lekia klierikai, skųsdami vienas kitą. O man per tos kelis metus taip ir neteko gero skundiko. Vienas apskundė, tai ten tiek buvo nesusipratimų, bent pradžioj mano darbo, iš tikrųjų, kad ten be reikalo atrodo užsipulta buvo. O aš jau paklausiau, bet paskui tai duodam suprasti. Turime mes akis, o tokių pranešėjų, tai nežinia kokiais motyvais jie ateina ir pagaliau jų akis yra pagal jų pačių trūkumus tokios didelės, kad kituose mato tai, ką savyje nešioja. Ir iš tokių informacijų tik tai klaidinga orientacija. Bendras gyvenimas turi daug teigiamybių, pirmiausia, kad jis padeda mums siekti šventumo. Ta mes ten suvesti, ne kad vienas kitam nervus ardytume, bet kad vienas kitam padėtume tuo, ko galime. Bet to paskatina, uždega daryti gerą. Šalta anglis susidega, jeigu ją pridėsi prie žėrojančių anglių. Panašiai drungnė apšyla, užsidega dėka buvojimo kartu su uoliais. Ji gali šitai, kodėl aš negaliu? Pradedantieji įgyja dorybių, pažengusieji užsidega uolumu siek dorybių, tobuli sutvirtėja dorybėse. Ir kaip šventam rašte sakoma, jeigu vienas nupuola, kitas pakelia, tai yra teisinga laikysena. Į vienuoliją mes esam pašaukti gyventi ne kokį individualistinį gyvenimą, bet bendruomeninį, paženklintą prietelystės, meilės, vienybės ženklų. Esame pašaukti gyventi bendrai, gyventi kartu, dirbti prie bendro tinklo, kaip sielų žvejai. Esam pašaukti keliauti į dangų vieni kitus neždamiesi, vieni kitus nupuolusius į klaidos dulkes pakeldami, vieni kitus padrasindami. Štai į bendruomenę buvo atėjusi viena seselė, kuri šiandien ateis vakare į mišias, Elzbietietė. Buvo patekusi į tėvų nemalonę, kad ryšosi stoti vienuolyną, tėvai persekiojo. Ir tuo metu, kai tai mergaitė buvo labai sunkios valandos, visa vienuolija, kad ji negausi, puolė į maldas, į novenas, prašymus tiesiog, ta tenais dreba laukdama mamos atvažiuojant, o vienuolija iškėlus rankas viešpatie pasigailėk, duok blaivaus proto tėvams ir mergaitė tvirtybės. Ir parsivežė tą mergaitę namo. Ir vis tiek ta mergaitė ramiai, kantriai tylėjo ir laukė, o čia vėl meldėsi, jokio atsakymo. Kas bus, o ta motina taip ir užrakins ją. 2 savaitės jokio atsakymo, o jos 2 savaitės prie tabernakulio. Dieve, pasigailėk, padėk tai mergaitė, tikrai turi pašaukimą, padėk tėvam atsipeikėti. Ir pagaliau atvyksta, nes mergaitė tylėjo ir meldėsi taip pat. O po 2 savaičių sako, mama, arba laiminkit su tėte, arba aš vis tiek išvažiuoju. Aš vis tiek eisiu tuo keliu. Tai aš negaliu prieš Dievą šiauštis. O tėvai buvo tikintys. Nu ir ką, paleido. O dabar už metų bučiuoja rankas, atsiprašinė vyresniųjų. Laimingesnės dukrelės nesam matę. Mes ir laimingi. Dieve brangus, kokie mes gėdą užsitraukėm prieš jūs, kad mes drįsom vaikeliui trukdyti eiti laimę. O dabar jin pati laiminga, tėvai laimingi. Kodėl? Kad jin atsidūrė ir pradžioj savo vienuolinio gyvenimo į bendruomenę, kuri nesakė, jeigu tokį motiną raganą, tegu ima, tegu žinosi, mums tokių kandidačių nereikia. Ne, visos į bendruomenę. Nuoširdį malda.
teisiųjų malda dangus, debesis skrodžia, kaip sakoma. Ir va, laimėta mergaitė, viena iš šviesiausių jaunų žiedelių, kuri sugrįžusi į mūsų kraštą vis tiek atneš daug gėrio. Bet bendruomenės malda padeda gydyti. Jeigu sušlubuoja kokis narys, tai nereikia per visą vienuoliją paskalą leisti. Žiūrėk, ką padarė. Bet melstis, kviesti maldą. Neplėsti tos žaizdos, bet pilti balzamo. Kiekvienas ją pila ir greičiau pagyja. Jeigu neturi pašaukimo, jaučiam, melskimės. Jeigu neaiškus pašaukimas, kviesti maldą. Vien grynų svarstymų be maldos čia neįspręsime ir tam žmogui nepadėsime. Kodėl rekolekcijose pašaukimo klausimą žmonės lengviausiai sprendžia? Nes tada jie meldžiasi, visi meldžiasi, vieni už kitus meldžiasi, vyresniai meldžiasi. Tie, kurie pasilikę šalia rekolekcijų namų, meldžiasi, išmeldžia šviesą. Ir ką rekolekcijose supranta, paskui, jeigu bando keisti, vis tiek rekolekcijų nuosprendis visada yra pats teisingiausias. Todėl, kad žmogus tada nurimsta, įsiklauso į Dievą ir Dievas galingiau prabyla. Buvo ir mūsų situacijos tokiu atveju, kad rekolekcijose suprato vieną, o po rekolekcijų bandė daryti kitą, o vis tiek reikėjo pasilikti prie to nuosprendžio. Visi mes esame dangiško Tėvo vaikai, tarpusavį bendrom pastangom ugdome, stiprina vienybę, kurios Jėzus prašė Tėvą aukščiausio kunigo maldoj paskutinės vakarienės metu. Tegul visi bus viena. Kad jie, aš juose ir tu manyje, aš meldžiu, kad jie pasiektų tobulą vienybę. Ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Taigi, gyvenant tą bendrą gyvenimą, turime progos tobulinti save, taisyti savo charakterį, naikinti ydas, ugdyti dorybės. Ir kai tik bendruomeniniam gyvenime tuos ribotumus ryškiausiai pastebim, tą kampuotumą, savo egoizmą, būnant visą laiką bendruomeniai pamatom savo nesugebėjimą suprasti kai kuriuos asmenis, atjausti, bendrauti su jais. Ir tada ieškom priežasčių, ir tada meldžiam Dievą ir kitų prašom pasimelsti. Ir žiūrėk, pasiseka padaryti per ilgesnį, gal trumpesnį laiką pažangą ir savo charakterio taisime ir savo dorybių ugdyme, ydų naikinime. Kol gyvenom ne vienuolyne, atrodė mums, kad mylim visą pasaulį. O dabar, kai esam bendruomeniai, gyvenam su kitais, matom, kaip labai daug reikia stengtis, kad pajėgtume mylėti bent tuos, kurie dabar čia keli po mūsų stogų. Ir kaip nelengva mylėti kiekvieną, kurį Dievas atsiuntė ant mūsų gyvenimo kelio. Bet jeigu nesugebu mylėti nors vieno žmogaus, kuris man ko nors nepatinka, tiksliau mano savimeiliai, kas gera lieka iš manęs, ko vertas mano gyvenimas? Kokia prasmė buvo tada duotų talentų, įgytų žinių ir vienuolinio gyvenimo priemonių skirtų man padėti mylėti Dievą visą širdimi, visą sielą, visom jėgom, o savo artimą kaip patį save. Bendruomenė turi paprastai dienotvarkę, turi darbų ir veiklos programą. Į ją visi turi kreipti savo rimtą dėmesį. Jeigu yra bendros maldos, visi juose turi dalyvauti, turi stengtis dalyvauti, nes man lengviau vienai. Tai eik atsiskyrėlių būdelėje sėdė, gal pažaislį kas nors duotų, yra tokių, bet ten po 4 jau gyvena. Ten tos atsiskyrėlių namelius. Daug kas man nepatinka, bet kam aš atėjau į bendruomenę. Jeigu bus 7 iš jų 4
norės individualiai su Dievuliu pasikalbėti ir į bendrą dienotvarkę mos ranką, kaip susikalbės tarpusavį paskui įdomu. Jeigu yra bendri darbai, visi stengiasi juos įsijungti. Tiek, kiek reikia, bet negali sakyti, tegu eina, tegu eina. Jeigu yra rimtų priežasčių, galima pasakyti, kad šiandien tikrai negaliu, bet rytoj dirbsiu už 2. Jeigu rytoj aš galėsiu ir būsiu laisvas, tai galima viską suderinti. Nes darbų bus ir šiandien, ir rytoj poryt. Tik reikia nesakyti, aš nepriklausau, aš esu mokytoja, man yra darbų su vaikais, man vadovėliai, o aš čia to bendro nepriklausau. Gal yra tokių darbų, kur nereikia tau, bet yra darbų, kur visi įsijungt turi. Įtampa bendruomeniai susidaro tada, kai jos atskirų narių planai, sumanimai, pomėgiai yra skirtingi ir kiekvienas bando į savais takais, nesilygiuodamas į bendruomenės dienotvarkę, ar darbų, ar užduočių programą. Bendruomenės nariai turi vis labiau įsisąmoninti, kad vienuolyną įstoja ne tam, kad tik savimi rūpintųsi į savo šventumu siaura prasme, bet kad atėjo tam, kad padėtų viešpačiui, kaip talkininkai, kaip bendražygiai plėsti tiesos ir meilės karalystę pasaulyje. Lygiagrečiai turint prieš akis aišku ir savęs tobulinimą ir kartu pagalbą kitiem, ir čia pat esantiem, ir tiem, kurie šiandien pasaulyje netiki į Dievą ar eina grubiu nuodėmės keliu. Bendruomenė tada klesti, kai bent didžioji jos narių dalis yra pilniau atsigręžę į kitus, jiems viskuo tarnaudami. Ir darbu, ir patarimu, ir kantriai atlaidžia meilė, ir patarimu, pamokymu, įspėjimu, padrąsinimu, kilti iš klaidos į dorybę ir savo šviesiu nepriekaištingų gyvenimo pavyzdžių. Kurį laiką žmogus atėjęs į vienuolyną rūpinas gauti iš jo visko, ko jam reikia, bet dar nesistengia duoti save kitiems. Bet jeigu gerai įsimasto į vienuolinio gyvenimo paskirtį ir bendro gyvenimo uždavinius, pereina iš noro viską gauti iš bendruomenės į pastangas viską duot, ką jis turi. Laiką, sugebėjimus, nuoširdumą, šypsnį, patarnavimą, netgi savo kančią. Nieko nėra gražesnė už bendruomenę, kurios nariai ima vienas kitą, nors ir silpnybių varginamus, mylėti ir vieni kitais pasitikėti ir mylėti tokius, kokie yra, su viltimi, kad kada nors jie bus geresni, nes aš jiems padedu tuo, kuo galiu. Ir žodžiu, ir malda, ir pavyzdžiu, ir kantria meilė. Dievo malonės reikia nuolat prašyti, kad mes sugebėtume eiti į tobulą Dievo meilę kasdieninių mažyčių aukų proga keliu. Egoizmo šaknis glūdinčios giliai pasąmonėje reaguoja dažnai įvairiais pasiteisinimais, susigavimais, agresyvumu, savo asmeninio pasitenkinimo ieškojimu, o mums reikia visai ko kito. Mums reikia tą nejautrę akmeninę širdį, dažnais maldavimais į viešpatį ir atnaujintais bandymais veikti tą širdį, pilną ambicijos egoizmo, kad ji persikeistų į jautrią kilnią širdį, kuri mylėtų žmogų tokį, koks jis yra, net ir nesimpatišką, kad viską pakeltų su ramybė ir gyventų viltimi, kad tas, kurį myli, taps kada nors geresnis. Bendruomenė ima klestėti nuo to momento, kai jos nariai įsivadavę iš baimės, pavydo, nepalankumo ir antipatijų,
stengsis priimti ir mylėti kitus tokius, kokie yra. Šventasis Paulius laiške romiečiam ragina, priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė. Bendruomeninis gyvenimas turi mums padėti augti meilėje ir išmokyti mus tikėti galimybę mums patiems išsivaduoti iš egoizmo, tampant maistu kitiem per jautrę, kantrią, atlaidžiai tarnaujančią meilę. Buvęs ateistas, vėliau pasiekęs aukštą šventumo laipsnį, Albertas Chmeliovskis apie savo užduotį vienuolyne ir gyvenime sakė, aš turiu būti kaip duonos kepalas, iš kurio atsipjauti gali kiekvienas duonos tiek, kiek kam reikia. Aš turiu mažėti, kad kiti augtų. Ir štai šiandien apie įrašomos knygos, iškeliamas į altorių garbę, žmogus, kuris kadaise buvo toli nuo Dievo, o per meilę tapo šviesiausias Dievo atspindys savo tautoj. Kai nustosim įsivaizduoti savo, kad kiti yra mums paguoda ir priebėga, ir įsitikinsim, kad mes turim kitiem nešti paguodą, atjautimą, atleidimą ir tarnaujančią meilę, tada mes turėsim daug ramybės, sakysime švento rašto žodžiais, o kaip miela, broliai ar sesės, gyventi kartu. Taip ir gyvenkime. Viešpats iš mūsų dabar laukia atsakymo, kaip kadaise iš Petro, kuriam patikėjo labai didelės atsakingas savo vietininko pareigas. Ar myli mane labiau negu šitie, negu šitus? Ar per rekolekcijas supratai, kokios yra tavo meilės kliūtis, kokie barjerai trukdantys tau eiti meilės keliu į tobulą Dievo meilę, kas yra kiekvieno vienuolio pagrindinis uždavinys. Ar pažinai savo silpnasias charakterio temperamento pusės? Ar suplanavai, kaip tu su tuo kovosi? Ar nusistatei neįtarinėti kitų, neapkalbinėti, nesmerkti savo širdį ar savo žodžiais kitų? Ar apsisprendėjai būti geruoju samariečiu savo bendruomenėje ir sužeista nešti prie viešpaties kojų, pilti jo žaizdas, užuojautos, maldos ar atgailos balzamą, kad tas žmogus pagytų? Ar apsisprendėjai šalinti kliūtis meiliai? Ar susirinkai motyvus meilės ugdymui? Ar nuo dabar tavo šūkis bus būsiu bendruomeniai kaip cukrus? Cukrus tirpsiu, kad būtų visiems saldžiau gyventi ir lengviau žygiuoti į amžiną tėvynę. Jeigu taip, rekolekcijos pasisekė. Ačiū Viešpatie už visą, ką suteikei šią valandą. Padėk mums, Viešpatie, dar apmastyti visą, kad darytume rimtas išvadas iš tavo visų vidinių paskatinimų, kurios gavome, kad ryžtingiau atsilieptume į visą tai, į visą tą vidinę kalbą, kurią kalbinai mus šiandien šio mąstymo metu ir praeityje. Marija, gražiosios meilės motina, kuri visą save atidavei ir savo brangiausią sūnų atidavei tik tam, kad mes turėtume gyvenimą ir anksčiau turėtume. Padėk mums siekti to idealo, tobulos Dievo ir žmonių meilės. Padėk mums kartu tarpusąje gyventi
meilę, atjaučiančią, tarnaujančią meilę, vieni kitiem padėti artėti prie Kristaus ir uoliau jį sekti. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpatie. Prie Marijos tyriausios širdies atnaujintume savo ryžtą gyventi vien Dievui, tarnaujant žmonėms. Kad atnaujintume ryžtą ne juokais toliau savo gyvenimą tvarkyti, nežaisti su brangiom Dievo dovanom, kaip laikas, sveikata, gabumai, progos geram, progos maldai, progos darbui, aukai. Dabar mes tik ir stengsimės dar žvilgsnį mesti grindinį į Dievo dovanas, kad dar labiau jas vertintume ir uoliau jomis naudotumės Dievo garbiai ir savo dvasiniai pažangai, o taip pat ir mistinio Kristaus kūno stiprėjimui. Nes nuo mūsų elgesio, laikysenos priklauso visos bažnyčios gyvastingumas, ne tik mūsų asmeninė dvasinė pažanga. Kreipsimės dabar Viešpatį prašydami pagalbos, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, būk su mumis, veikdamas mūsų širdis, mūsų protus, mūsų valią. Mes ją atveriam tas tavo dovanas tau, lyg gėlė savo taurelę, saulė šviesai ir šilumai. Kalbėki mus, veik savo visą galę malonę, kad mes ir per šią valandą labiau atsitiestume ir dar labiau sutvirtėtume ryžte gyventi vien tau ir sieloms. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo piktojo. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mūsų susitikimas su Viešpačiu ir bendravimas su juo šitų kelių dienų laikotarpyje duoda mums vilties, kad tai nebuvo veltui, nebus veltui, kad tai paliks mūsų sielose pėdsaką ir mūsų valiai naujų motyvų turėsime kovai, šventai kovai, už Dievo teises mūsų sieloje ir pasaulyje, kovai su nuodėme, dvasiniai pažangai. Mes pamatėme daug ką savo viduje, pamatėme ir aplaidumo, netvarkos, nerūpestingumo. Pamatėme be abejo daug visokių trūkumų maldos gyvenime, sakramentų panaudojime savo dvasios pažangai. Pamatėme daug trūkumų ir santykiuose su žmonėmis, su savo
vyresniaisiais, tarpusavyje, savo pavaldiniais, sakytume, žygio bičiuliais ir bičiulėmis pastebėjome ryškiau savo pagrindinę ydą. Bet kartu pastebėjome gal ryškiau, kad Dievas mus myli, Dievas mūsų neapleidžia, Marija mus globoja ir užtarė, šventieji nebeingi mūsų dvasios pažangai. Prisiminėm, nuputėm, sakytume, dulkes nuo tų šventų tikrų antgamtinių tiesų, kuriomis vadovaudamiesi daugybė mūsų brolių sesių praeityje pasiekė aukštą šventumą ir daugybė jų dabar jo siekia. Tų tiesų veikiami, gaivinami, stiprinami ir guodžiami. Ir visos tos kilnios, brangios, svarbios patirtys, tai buvo Dievo veikimas mūsų sieloje. Galutiniai sąskaitoj mes pasiliekame įsitikinime, kad Dievas nebeingas mūsų buičiai, mūsų pagrindiniam uždaviniui, mylėti jį visą širdim, visą sielą, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Per tas dienas turėjo nurimti mūsų širdis, jeigu juose buvo prieš tai daug baimės ir netikrumo. Per tas dienas turėjo sutvirtėti mūsų širdis ir mūsų valia, matant, kaip Dievas suinteresuotas mūsų išganimu ir kaip paika yra lengvabūdiškai žiūrėti į regulas, kurios yra mums svarbiausios ir, sakytume, smulkiausios gairės kelyje į šventumą. Dabar mums belieka atsakingiau pažvelgti į tą Dievo dovaną, kurios įtakoje, ar pasakytume, kurios terpėje mes galime geriau pažinti Dievo dovanas ir uoliau jomis pasinaudoti savo dvasiniai pažangai. Belieka mums pažvelgti į ypatingą dovaną, kurios daug turėjome lig šiol, ne visada uoliai naudojomės ir nežinoma, ar daug turėsime galimybių tą dovaną naudotis ateityje. Tai laiko dovana. Kai mes pažiūrime į savo praėjusius metus, matom daug trūkumų. Ir dauguma jų dėl to, kad nebranginom laiko dovanos, kad jie įkvojame taip betodairos, savimylės komandos, klausydami, švaistėme valandėlės ir minutės, kurios tokios brangios, kurias galima buvo pripildyti tokiais dideliais dvasios turtais, kaip Dievo meilės aktais, dėkingumo, gailesčio, pasitikėjimo Dievu, maldos atodusiais, ištikimybė Dievo valiai tą valandėlę. Šitokie turtingi galėjome būti. Dėka laiko dovanos. Bet kai ateidavo signalas, štai dabar šis laikas maldai, neturiu laiko. Kai ateidavo laikas sąžinės sąskaitai, neturiu laiko. Kai ateidavo laikas rimtesniam sakramentų pasiruošimai, juos priimti, sakydavau, neturiu laiko.
tiem svarbiem dalykam, kaip santykiai su Dievu ir savo santykiams apmąstymui, santykių su Dievu, su žmonėmis ir savo pareigų vykdymo apmąstymui, neturėdavau irgi laiko. Ir todėl dabar matau išeikvoto, pigiai iššvaistyto laiko nuostoliai dabar susiveda man į tą mano kiaurą biudžetą. Aš matau, koks aš skurdus. Ir ne dėl to, kad Dievas buvo nedosnus, bet dėl to, kad aš laiko dovanos nenaudojau atsakingai ir jo nematavau amžinybės mastu, antgamtiniu mastu. O juk laikas ypatinga Dievo dovana. Kažkas yra pavadinęs laiko valandėlės ir dienas siūlais, iš kurių gaminame savo šventumo rūbą. Laikas priklauso Dievui kaip ir visi kūriniai, kaip ir visos dovanos mums duotos. Laikas yra jo nuosavybė ir mes nesam laiko savininkai, bet laiko nuomininkai, laiko užvaizdos. Už tą laiko dovaną nemažesnę atskaitomybę turėsime prieš Dievą kaip ir už kitas, o gal net didesnę. Dėl to, kad nuo tinkamo laiko sunaudojimo priklauso ir tinkamos kitų Dievo dovanų sunaudojimo sąlygos. Geriausiai laiką sunaudojam, kai jį skiriame pagrindiniam tikslui, kuriam mes esam sukurti. Pažinti Dievą, vykdyti jo valią, jį mylėti. Šventoji kūdikėlė Jėzaus Teresė labai gerai suprato savo paskirtį ir užtat labai uoliai naudojo kiekvieną valandėlę, net ligos metu. Dievo meilė. Bažnyčios širdyje būsiu meilė. Ir šitas jos atradimas labai sparčiai ją padarė didžią šventąją. Bažnyčios širdyje kiekvieną minutę būsiu meilė. Ir kai tai darė, negaiždama, nesidarydama, kas kokį paguodos lašą jai į kenčiančią širdelę įvarvins, jinai mylėjo. Ir mylėjo net tas sesutes, kurioms trūko laiko ateiti prie jos patalėlio nors vienai minutei ir padovanoti tarsi gėlę šypsnį. Gal ir Teresėlė troško to Dievo šypsnio atsispindinčio seselių šypsniuose, bet nelabai sulaukta. O ir jos ta kūdikiška paprasta širdis troško meilės iš visur, neegoistiškai, bet taip norėjosi matyti besišypsantį dangiško tėvo veidą kiekvienoj sesutėje spindinti. Ir ji galėjo gal paklausus, jeigu kas būtų paklausė jos sesutė, ko tau reikia, ko tu nori, pasakytų, kaip tas berniukas 7 metų, lovai gulintis ligoniniai, dovanėlėm apipiltas, ant stalelio visko yra ir saldainių, ir sausainių, apelsinų. Kai paklausė sesutė įėjusi, ko tau, Juliuk, reikia, ko tu nori, gal ko tau reikia? Nieko man nereikia, sesutė, tik nusišypsok.
mat jis neturėjo prie savęs čia pat mamytės. O mamytė visada, kai ateidavo prie jo lovytės, nusišypsodavo. Ir dabar norėjo motinos šypsnį pagauti per sesutę šypsnį. Atrodo, tai mažmožiai, taip, bet vaikui tai yra esminis dalykas. Liudijimas, aš tave myliu, jeigu šypsausi. Teresėlė mylėjo Dievą negaiždama, nelaukdama kažko ir dėkodama Dievui, kad yra tarp tų sesučių, kurios ją užmiršta, ar kurios ateina murmėdamos, kad per tą ligonę neturi laiko gerai pasimelsti, neturi laiko paskaityti ir taip toliau. Buvo tokių, yra į dabar visur, visuose vienuolynuose ir šeimose tokių dalykų. Kai žmogus savimeiliai paskendęs, nėra kada matyti kitų ir labai gaila eikvoti laiką, kurį galėtum sunaudoti savo smagumui, savęs pasiglostymui, savimi pasigėrėjimui, pasvajojimui ir kito elgesio analizavimui. O čia reikia atiduoti kitam, kad jis bent kiek būtų padžiugintas, pastiprintas, paguostas ir padrąsintas. Taigi geriausiai laiką sunaudojam, kai skiriam Dievui, jo meiliai ir žmonių meiliai dėl Dievo. Kai sunaudojam tiesos ir gėrio skleidimui, Kristaus sekimui, jo dorybių atkūrimui, o tam yra kiekviena valanda tinkama. Tie, kurie ieško idealiausių sąlygų dorybei, idealiausio laiko, idealiausios sveikatos, idealiausio aplinkybių ir idealiausių draugių ir vyresniųjų, šitos nueina į amžinybę tuščiom rankom, savimeilės apaugusią sielą ir labai daug tenka kentėti skaistyklai, kol visi tie augliai išnyksta, visos tos apnašos nuvalomos per kančią, per sąžinės graužimą, per vidinį skausmą, kad žemėje nemylėjau meilės ir laiką eikvojau tik savęs meiliai, labai šykščiai jį naudojau pagrindiniam tikslui Dievo ir žmonių meiliai. Laiko tekmėje turi išsiskleisti mūsų meilės Dievui ir žmonėms pumpuras ir gražiai pražysti. Laimingi tie, kurie tuo, kai tik domisi, greičiau pražydinti ant gamtinės meilės Dievui ir žmonėms žiedą, kad jis paskui galėtų gausius vaisius atnešti pirma, negu angelas pasakys, laikas pasibaigė, keliauk į amžinuosius namus, keliauk atsiimti užmokesčių. Laikas susideda iš akimirkų, kurias vadinam dabartimi ir kurios nepastebimai greitai tampa praeitimi. Kaip mes dabar norėtume, kad praėjusiai metai sugrįžtų ir mes juos praleistume taip, kaip per tas rekolekcijų dienas supratom, kaip jas reiktų praleisti. Taip norėtume atsiimti atgal tuos metus, pataisyti viską, išdildyti gailesčių apsileidimus, atnaujinti savo maldos gyvenimą, savo santykius su Dievu, išvalyti kuo greičiau bet kokį nepalankumą sesutėms ar vyresniesiems, aplaidumą reguloms, dienotvarkiai. Kaip norėtume visą tai panaikinti, kad šiandien būtų ten vietoj aplaidumo įrašyta uolumo darbai. Bet jau viskas praeitis.
Tiesa, galima dalį praeities dalykų atitaisyti ir gailesčio ašarom, ir gražiais pasiryžimais, ir jų vykdymu, bet vis dėlto tai nėra didelės garantijos, kad mes to laiko turėsime marias. Buvo tokių